Dabar pakalbėkime apie profesiją, kuri yra kiekvienos įmonės pagrindas – buhalteris. Buhalterio darbas tai daugiau nei skaičiai ir dokumentai. Tai atsakomybė, nuolatinis mokymasis ir gebėjimas suprasti verslą iš vidaus. Šioje srityje ypač svarbi praktika. Būtent ji padeda teoriją paversti tikrais įgūdžiais. Uždarosios akcinės bendrovės ELV projektai savininkė ir vadovė Eglė Levinskienė. Iš savo daugiametės patirties sako atvirai, net ir baigus mokslus dar prireikia mažiausiai 3 metų, kad iš tikrųjų perprastum visus buhalterio darbo niuansus. Tiek ilgai reikia 3 metų, kad tapti specialistu, nes esmė yra visame gilintis. Visi įstatymai nuolatos keičiasi. Jie nestovi vietoj. Tu tiesiog turi visada gilintis. Tai ta prasme, jeigu atėjai ir atsisėdai prie stalo ir aš noriu būti buhalteris, tai niekada nebus to buhalteriu. Taip. Turi daug labai mokytis, turi pats daug įdėti žinių ir tik tai per asmeninės savybės, per motivaciją gali tapti buhalteriu. Eglė sako, jog ir turėdama labai didelę praktiką bei patirtį, vis dar mokosi kiekvieną dieną. Buhalterio darbas reikalauja nuolatinio tobulėjimo. O kai į įmonę ateina naujokas, jie visada stengiasi priskirti jam mentorių ir padėti naujam būsimam buhalteriui nepasiklysti tarp procesų, skaičių ir atsakomybės. Nes šiame darbe svarbu ne tik žinios, bet ir palaikymas pradžioje. Mes, pavyzdžiui, turim motyvacinę sistemą ir turim netgi sistemą, kaip įvesti žmogų į savo aplinką. Mes priskiriam mentorių ir jisai konkrečiai moko. Nes nei vienoj kolegijoje tavęs neišmokys nuo A iki Z. Nes visos žinios tai ne per praktiką. Kitaip ir neišmoksi, tu turi pradėti dirbti, turi susirasti tokią praktikos vietą, kur tave gerbtų ir tau rodytų, ką reikia daryti. Nes jeigu tau nerodys, ką reikia daryti, tu niekada neišmoksi. Būsimiems buhalteriams ir studentams aš siūlyčiau kuo anksčiau ieškotis vietų, kur priimtų jumis, kad ir praktikui, kad ir nemokamai, kad tiesiog, kad ir jūsų pačių rezultatai universitetuose, kolegijose būtų geresni, kad jūsų suvokimas anksčiau ateitų, nes nieko iš to, kad jūs ten rašot ant popieriaus ir nesuprantat, ką rašot, pas darbdavį atėjus, nieko gero nebus. Tai kuo anksčiau šitą aš siūlyčiau, kad eikit, ieškokit praktikų, kad ir nemokamai. Pas mus dirbama labai su daug įmonių, nuo mokyklų iki ten statybininkų ir valgyklų. Duoda skirtingų žinių ir patirties. Ši įmonė jau 15 metų darbo rinkoje ir šiandien aptarnauja apie 400 klientų. Nors įmonės pagrindinį klientų portfelio dalį sudaro uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos, bet įmonė dirba ir su asociacijomis, VŠI statusą turinčiomis įmonėmis, individualią veiklą vykdančiais asmenimis. Taip pat su dideliomis įmonėmis, kuriuose yra apie 250 darbuotojų. Įmonė investuoja į pažangius sprendimus, čia beveik viskas skaitmenizuota, o klientai gali realiuoju laiku matyti savo finansinius rodiklius. Tokie įrankiai padeda optimizuoti procesus, o buhalterio darbe vis svarbesni tampa ir programavimo pagrindai. Kodėl? Nes pasikartojančius veiksmus galima automatizuoti ar net robotizuoti, taip taupant laiką ir mažinant klaidų tikimybę. Šiandien buhalteris tai ne tik apskaitos specialistas, bet ir skaitmeninių sprendimų išmanytojas. Ir tos papkės bei segtuvai, kuriuos matote lentynose, daugiau įvaizdžio ir įmonės istorijos dalis. Daug kas galvoja, kad buhalterijai tai yra popierių dėliojimas. Bet iš vienos lentynos arba, gerai, ne popierių, tai ta prasme elektroninių sąskaitų dėliojimas iš vienos lentynėlės į kitą ten ir tik tai va taip. Ne, čia verda visas, iš kur atėjo, kaip apmokėjo, ten vos ne detektyvas sprendžiam. Tai va tas yra įdomu, žinot. Ne tik skaičiai, yra ir su klientais bendravimas, su savivaldybėm, tarkim, bendravimas, ataskaitų įvairių rengimas. Tai ne tik skaičiai, ne tik tos apskaitininko darbas, kaip pirminiai dokumentai, ne tik šitas. Tai yra labai daug ir savo asmenybės, tokio kaip ir vos ne vadybinio, kaip administracinio tokio darbo tikrai ir mokesčių skambintis, į sodrą, čia toks labai įvairiapusiškas, nėra tos monotonijos čia. O ar žinote, kuo skiriasi apskaitininkas, buhalteris ir finansininkas? Aš galiu ateiti į darbą ir man pasakys, suvesk sąskaitą, va čia debetas, kreditas, va taip suvesi ir viskas tiek ir bus. Ir tu daugiau nieko nežinai. Čia yra skaičiai, nupirkau pomidorus, suvedžiau pomidorus, jie kainavo 3 eurus, plus PVM, ne? Bet tu gali gilintis, o kodėl tos pomidorus nupirko, ar tie pomidorai skirti tai veiklai, ne? Jeigu tai yra restoranas, tai viskas okei.
O jeigu tai yra apskaitos įmonė, kodėl pirko pomidorus? Ir tada turi žinoti, kur įdėti tos pomidorus. Ar įleidžiamus atskaitimus, ar neleidžiamus atskaitimus. Taip pat buhalteris skaičiuoja mokesčius. Pagrindinis buhalterio darbas yra teisingai apskaityti mokesčius. Ir apskaitininkas jisai mokesčių neskaičiuoja. Jis tik ateina ir suvedinėja informaciją, galima sakyti, kaip čia informacijos suvedinėtojas yra. O buhalteris skaičiuoja mokesčius, atlyginimus skaičiuoja. Tai svarbu yra. Tai. Finansininkas, kom skiriasi finansininkas? Finansininkas duoda patarimus vadovui, ne? Sako, žiūrėkit, jūsų įmonė turi daugiau įsipareigojimų negu turto. Reikia kažką daryti, nes jūs ant bankroto ribos. Arba gali sakyti, negausite kredito. Arba mes turim per daug sąnaudų darbo užmokesčio, ne? Reikia mažinti personalą. Reikia kažkaip tai optimizuoti viską. Eglė pabrėžia, jog visi atėję dirbti į įmonę ELV projektai bus apmokyti. Čia padedama pritaikyti turimas žinias ir įgyti naujų įgūdžių. Tačiau kiekvienas žmogus turi atsakingai pasverti, ar ši profesija jam tikrai tinkama. Buhalterio darbe svarbi gera atmintis, greita reakcija į pasikeitimus, gebėjimas dirbti nuosekliai ir atidžiai, be to būtinas sąžiningumas. Tai profesija, kurioje pasitikėjimas yra visko pagrindas. Ir dar, buhalteris turi nuolat sekti naujienas, domėtis įstatymų pakeitimais ir tobulėti, nes šis sritis nuolat kintanti. Jo, kiekvieną dieną, nes ir mokesčiai keičiasi, ir tos žinios tokios atrodo iš universiteto atsineštos šiek tiek senesnės gal yra. O čia, kolegės dažnai padeda, jeigu kažko nežinau, direktorė mūsų labai daug padeda, visokios nuorodos naudingos, programos naujausios pas mus apmoko, labai stipri komanda yra, kuri paruošia mus. Tai šitas labai motyvuoja mokytis ir aš dabar su 3 programom jau užmokau dirbti, o čia su 3 mėnesius. Tai čia ir stipru. Ir visi šioje įmonėje dirbantis sutinka, jog svarbiausia nenuleisti rankų ir rasti būdą save motyvuoti.